Sveiki, ekspertai live tiesiogiai laida 2K+. Aš esu Audrius Nakas, šiandien yra sausio 9 diena 2024 metų. Šiandien laida bus, tikiuosi, kiek trumpesnė, nes grafikas mūsų šiek tiek koregavosi, bet pabandysim paliesti svarbiausias naujienas. O kokia yra svarbiausia naujiena? Atgrasimo reikalai juda į priekį ir be abejo ši žinia startavo nauji kariniai miesteliai Rokantiškių ir Pajūrio, tai tikrai svarbi kiekvienam Lietuvos gyventojui, nes atgrasimas dabar yra numeris 1, kuo mums reikėtų rūpintis. Bet prieš tai noriu informuoti ir noriu visus pakviesti į, kaip ten vadinasi, pamiršau, į Neužmirštuolių pievą. Neužmirštuolių pievos Lietuvoje jau bus greit visur, artėjant sausio 13. Ir Neužmirštuolių pievas organizuoja Tėvynės sąjunga, žmonių partija. Artėjant Laisvės gynėjų dienai kviečiame kartu minėti sausio 13 įvykius, prisimenant mūsų visų tautos didvyrių pralietą kraują už Lietuvos laisvę. Ir štai va čia matot paveiksliukas, tai čia Neužmirštuolių pieva, kaip suprantama, Klevų alėja, Lentvaryje. O štai čia, pavyzdžiui, vėlgi trakai ir kviečia vėlgi prisijungti prie Neužmirštuolių pievos. Neužmirštuolių pieva bus ir Nepriklausomybės aikštėje, Neužmirštuolių pieva bus ir prie Martyno Mažvydo bibliotekos ir visur žmonės, kurius tik tai galite, lygiai taip kaip ir Ukrainos vėliavą galite įsikelti, taip galite ir Neužmirštuolių pievą susikurti ir pagerbti, paminėti šią datą, nes tie, kurie neminės šios datos su neužmirštuolėmis, niekas jumis nepatikės. Vat tokia paprasta išvada. Taigi, apie atgrasimo naujienas. Štai, startavo nauji kariniai miesteliai, kaip minėjau, Rokantiškių ir Pajūrio, visiškai naujutėlaičiai, tai yra nuostabu ir čia galės įsikurti ir Lietuvos kariai, ir atvykėliai, tie, kurie guldys savo galvas, aš manau, ir vokiečiai čia galės būti, ir amerikiečiai, ir visi, kurie kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, jeigu to reikėtų, tai jie tikrai įsikurs komfortabiliai, investuoti milijonai, investuotos reikalingos sumos ir aš tikiuosi, kad tai ne paskutiniai miesteliai. Kai nyksta mūsų kaimai ir miesteliai, nyksta į žemėlapį ir ten net pavadinimus nori trinti, už tai atsiranda kiti miesteliai, kariniai miesteliai, tvirti miesteliai ir tai yra labai, labai gerai. Kas dar iš atgrasimo naujienų svarbu? Vyriausybė ir toliau intensyviai tęsia mūšius su Rusijos ir Baltarusijos dezinformacija, todėl kad dezinformacija tik iš Rusijos ir Baltarusijos ateina, iš kitur praktiškai neteina. Kiniečių nepasiekia dezinformacija, nes nieks kiniškai čia pas mus praktiškai nemoka. Tai čia yra kova, jinai tęsiama ir štai matote, čia yra Šimonytė ir Šimonytės Balčytytė. Primenu, kas nežino apie Šimonytės Balčytytę, tai yra vyriausybės kanclerė ir štai čia visos, nemažai nuorodų, kur gali susipažinti su Balčytytės veikla, kovoja su dezinformacija, dėl COVID-19 dezinformacijos, dėl Hamas dezinformacijos, dėl visos kitos dezinformacijos. Štai tos dvi moteris kaunasi kiekvieną dieną. Toliau, ką mes turim? Mes turim naują nemokamą NKSC kibernetinių mokymų platformą ir ta platforma mums padės geriau gintis nuo Rusijos atakų. Tai yra labai svarbu, nes rusai jie visai puola, jie ir moka raketomis pulti, apie tai mes šiandien irgi šiek tiek pakalbėsim, prastai moka pulti raketomis, bet atakuoja ir kibernetiniais, kaip sakoma, tinklais. Tai čia startavo platforma ir dabar žmonėms, įmonėms, visiems bus žymiai lengviau, nes galės pasinaudoti tą platformą ir geriau apsiginti nuo atakų. Ir tikrai iš vis nuostabi naujiena, šiandien tiesiog naujienų gerųjų lietus. Šiaulių aviacijos bazėje atidaromi angarai atgrasimui stiprinti. Čia ši žinia buvo paskelbta ryte, aš manau, kad jau šiuo metu tie angarai atidaryti ir atgrasimas sustiprėjo, mes Rusijai nusintėm dar vieną stiprų signalą, nedrįskite čia kelti kojos, nedrįskite. Nusiuntėm tą signalą. 2 angarai, kariniai miesteliai, NCKTP platforma, Balčytytė Šimonytė. Žodžiu, aš labai patenkintas tokia gera atgrasimo žinių gausa ir dabar, aišku, pereikim prie karo Ukrainoje.
Visa laimė. Visa laimė, kad rusai raketomis šaudo netiksliai. Taip, be saiko turi tų raketų, nors sakė, kad jos baigėsi, bet po to vėl nesibaigia, bet žodžiu, jie šaudo. Mes nekartą atkreipiam dėmesį ir valstybinis transliuotojas, pirmiausia valstybinis transliuotojas atkreipia dėmesį, kad šaudo tik į civilius pastatus, į gyvenamosius namus šaudo. Ir jie vakar vėl šaudė. Vėl šaudė ir palaukit, aš nerandu nuorodos, kaip jie šaudė. Bet nereikia man tos nuorodos. Žodžiu, daug raketų paleido vakar, deja, nužudė mažiausiai 4 Ukrainos gyventojus. Bet koks kiekis raketų nužudė? 33 rusiškos raketos nužudė beveik 4 ukrainiečius vakar. Čia ne aš išsigalvau, čia paskelbė Monikos Garbačiauskaitės Budrienės vadovaujamas valstybinis transliuotojas. Pasiklausom visi kartu. Ukrainos premjeras teigia, kad šalis deda visas pastangas, kad Rusija atsakytų už visus savo teroro išpuolius, visas atimtas gyvybės ir sugriautus gyvenimus. Tai socialinėme tinkle Denisas Šmihalis rašo po naujausių raketų atakų, per kurias nukentėjo 4 regionai, žuvo mažiausiai 4 žmonės. Ukraina praneša, kad pavyko numušti 18 iš 51 raketos. Kaip nekartą esu minėjęs, esu prastas matematikas, mokyklai tikrai su matematika nelabai kaip sekėsi, bet dabar yra kalkuliatoriai, tai aš ir suskaičiavau, kad jeigu numušė 18, 33 raketų nenumušė, kadangi, kaip jau nekartą buvo skelbta, šaudo tik į civilius pastatus, į gyvenamuosius namus, tik į tokią, ne į karinius. Tai 33 raketos nužudė mažiausiai 4 žmonės. Neskelbiama, kiek sužeidė, bet žuvo 4 mažiausiai. 33 raketos. Ir tai skelbia valstybinis transliuotojas. Ir tai ne dviračio šou. Važiuojam toliau. Sukilo pagaliau ir Lietuvos ūkininkai. Vakar minėjau, kad jie tenai laužus degins, pasirodo, iš tikrųjų degino laužus. Rodėm vakar, kas vyksta Vokietijoje, iš tikrųjų įspūdinga. Nežinau, kiek traktorių ten suvažiavo į miesto centrą, į Berliną, visur, žodžiu, veža, išmatas, visą kitą veža, pila, su tais traktoriais visur važinėja ir protestuos, gins savo teisės ūkininkai. Prisijungė ir Lietuvos ūkininkai ir uždegė štai apie 500 laužų užkūrė mūsų Lietuvos ūkininkai, kad per Lietuvą nekeliautų rusiškos kilmės grūdai. Ir Latvijų ūkininkai taip pat prisijungė, jie užkūrė ten, sako, keliasdešimt tų laužų. Susivienijo Latvijos ir Lietuvos ūkininkai. Čia 100 laužų, Latvijoje kelios dešimtis laužų. Vienybė težydi. Pasižiūrim, kaip tie laužai atrodė. Žemdirbiai visoje Lietuvoje rinkosi į protesto akcijas ir laukuose prie pagrindinių kelių degino laužus, reikalaudami keisti žemės ūkio politiką. Šiaurės Lietuvoje po vidurdienio suliepsnojo apie 100 laužų. Prie kiekvieno iš jų būriavosi ūkininkai atvykę su žemės ūkio technika. Iš viso šalyje liepsnojo apie 500 laužų. Dar keliasdešimt uždegė kaimynai Latvijai, palaikydami Lietuvos ūkininkus. Ūkininkams kelia nerimą ir per Lietuvą keliaujantys galbūt rusiškos kilmės grūdai ir pašarai. Rusiškos kilmės grūdai tikriausiai atspindi pirmiausia vienareikšmę kainą. Antra, mes pasidarom nebekonkurencingi, nes mūsų reikalauja europietiškos kokybės, o čia nežinosi, kokie grūdai įvažiuoja iš tikrųjų, kaip jie užauginti. Prie protesto prisijungė ir žemės ūkio technikos pardavėjai, kurie tikina jaučiantys krizę šiame sektoriuje ir pastebintys smarkiai sumažėjusius pardavimus. Ar sausio pabaigoje vyks žemdirbių planuotas protestas Vilniuje? Žemės ūkio tarybos pirmininkas sako, bus sprendžiama vėliau. Kovą planuojamas dar vienas ūkininkų susitikimas su valdžia. Planuojamas ūkininkų susitikimas su valdžia, tai ateis žemdirbiai, bet gal ir neplanuos. Žodžiu, kai palygini, kas vyksta Vokietijoje, kas vyksta vakaruose, kaip ten žmonės gina savo teisės ir čia, tai, žinot, pagalvoti, gal ir gerai, kad taip engia tuos ūkininkus, jeigu jie tik tiek sugeba lauželį užsikurs. Nors aš suprantu laužo užkūrimo prasme, kai -20. Čia šiaip akcija yra teisinga ir gera, nes, galima tiesiog sušalti. Matau, kad spurda
neištverė sėdėti vietoje, ne centro ekspertas Ainis Petkus, jis labai nori pasakyti repliką apie tos ūkininkus, jų laužus ir rusiškus grūdus. Rusiškus, girdėt? Rusiškus grūdus. Galbūt. Prašom, prijungtim ne centro ekspertą. Labadiena, ačiū, kad prijungėte. Žinot, kai Seime nuo 12 iki 16 metų dirbau padėjėjų, dėjau aš ant visko, kaip sakėte, tai yra padėjėjas, toks yra statusas. Tai buvo kaimo reikalų komitetas. Mačiau visų šitų ūkininkų desperacijas, kurie matė ateinančius šitos problematikas. Įdomiausia tai, pirmiausia, laužus kūrenti. O kur žvelgia ekologai? Kas jums leido? Kiekvienas laužas, kaip ir užkurtas dizelinis automobilis, yra ekologijos nusikaltimas. Negana to, kad iš jūsų atiminėja dotacijas, noriu šiandien beje straipsnį parodyti, kaip sako, kodėlgi protestuoja ūkininkai. Žiūrėkit, šiandien Vokietijoje ūkininkai rengia didžiulės protesto akcijas. Čia yra šiai dienai straipsnis, matot, 12, tai yra gruodžio 18 praeitų metų. Bet kodėl jie protestuoja, brangieji? Ogi dėl mokesčių lengvata žemės ūkio transporto priemonėms mažina ir eina kalba, ūkio degalų subsidijos ir aplamai eina kalba apie tai, kad gali būti, kad mažins vadinamas išmokas ir dotacijos žemės ūkiui. Išmokas tiesiogiai, kurios susijusios su grūdiniam kultūram arba sėjom arba taip toliau, kai yra tiesioginė parama. Tai yra tiesioginis ūkių žlugdymas. Už tai, kai sako iš tikrųjų, kad technikos pardavėjai prisijungia to, kad jie tiesiogiai jaučia, kad mažėjantis pinigų skaičius į ūkius atsiliepia technikos pirkimuose. Ūkininkai nieko neperka. Bet žinot, kur Audriau yra įdomiausias pačių ūkininkų melas didysis. Kai jie suka uodegą ir galbūt rusiški. Kodėl jūs nepasako tiesiai, kad ukrainietiški? Prašau patylėti. Eina, atsiprašau, šūdas. Galbūt rusiški. Eina ir tai šūdas. Nėra melas tada, galbūt rusiški. Tai yra... Ir tai nėra melas. Ir o tada nesakai, kad ukrainietiški. Mes pamiršom, kad yra sankcijos ir nevažiuoja geležinkelis ir viskas uždaryta. Prie ko čia rusiški? Tada klausimas. O jeigu jūs teigiate, kad tai yra rusiški, tai pasakykit tiesiai šviesiai, kokios mūsų valstybinės struktūros yra atsakingos už tai, kad importuojami rusiškai grūdai. O kodėl nutylim apie tai, kad yra instancijos kontroliuojantis importą ir eksportą. Ir sako, o galbūt rusiški kaip pingvinai. Bet negi nesupranti, kad tas pasakymas, galbūt rusiški, neaišku, kokie tenai tie rusiški, nerusiški, svarbu pasakyti, svarbu numesti tokį dalyką, nes kai pasakai rusiškas, viskas, reportažas pavyko. Tai šito vietoje aš noriu pasakyti, kad apie ukrainietiškus grūdus sąžiningai sako kas? Ir slovakai, ir europiečiai, ir lenkai, ir beje iki šioliai užblokavę sienas su Ukraina. Tai jūs susimastykit. O mūsų pingvinai sako, galbūt rusiški. Ką jūs meluojat? Jūs meluodami. Po to sakot, mes eisim dėrėti su valdžia? Tai jeigu jūs tiesos nesakot patys savo. Bet žinai ką? Aš galvoju, kad gal ir gerai tas laužas tikrai kūreno, aišku, ekologijai tai nelabai taip, bet bent jau nesušalo jie. Teisingai, paleis prašau tą socialinę reklamą, teisybės reklamą, kas meluoja, tas ir vagia. Turim, kas meluoja, tas ir vagia. Genialiai pasakyta, ūkininkai, čia jums pasakė kas meluoja, tas ir vagia, tai pasiklausom, kas meluoja, tas ir vagia. Taip. Jeigu turim, kas meluoja, tas ir vagia, gal neturim, jeigu kas meluoja, neturim, tas ir vagia. Tai reiškia, nieks nevagia. Taip. Bet tarp kitko, kol ten ieško šito, pasižiūrim ukrainiečio reportažą apie Vokietijos ūkininkus, kad galėtume palyginti tuos laužus, kuriuos ką tik žiūrėjom per panoramą, ir kaip iš tikrųjų atrodo Vokietijoje visas reikalas. В Германии начались протесты. И именно 8 января может стать тем самым днем, который запомнится самыми крупнейшими демонстрациями в истории этой страны. Сегодня рано-рано утром фермеры блокировали многие дороги в разных федеральных землях. Техника выстроилась также и у Бранденбургских ворот. Люди требуют отмены сокращения льгот для аграриев. А массовые протесты, забастовки также планируются в течение всей этой недели. В общем, эта неделя будет решающей. Смогут ли немецкие фермеры отстоять свои права
права и свою деятельность. Но вот то, что производственные мощности в Германии начали останавливаться, это также довольно тревожный сигнал для этой страны. А другого просто варианта у работников сельского хозяйства нет. Чтоб, образно выражаясь, достучаться до самого правительства, чтобы оно услышало их. Например, в Германии остановили производство завода Volkswagen в Эмдене, земля Нижняя Саксония. Остановили производство именно протестующие фермеры. Они взяли и заблокировали входы на производство. И производство сегодня остановлено. Вот так открыто заявила на весь мир представительница этой компании. Сотрудники не попали на свои рабочие места, поэтому работу пришлось остановить. Возобновить производство, во всяком случае, сделать попытку рассчитывают уже завтра, 9 января. С помощью техники фермеры не только протестуют в городах, но и блокируют крупные автомагистрали и подъезды к ним. Немецкие фермеры сбрасывают также и органические удобрения прямо на дорогу, на проезжую часть. Стоит отметить, что они действуют очень уверенно и очень дружно. Все очень хорошо организовано, даже великолепно, если так посмотреть со стороны. Также прошу заметить, есть реакция со стороны Роберта Хабека. Он выступил с довольно длительным заявлением, был крайне возмущен, предостерег от проникновения на демонстрации разных сил. Но если выделить самое основное в его возмущении, что было озвучено, так это заявлено. В последние годы что-то начало отклоняться от границы легитимного демократического протеста и свободы выражения. То, что раньше было невыразимо, похоже, стало легитимизированным. Также в своем заявлении, которое длилось более 8 минут, Роберт Хабек упомянул тот факт, что как раз политические ошибки, которые привели к сегодняшней демонстрации, были совершены еще до светофорной коалиции, или сказать, до правящей коалиции, правильней, чтобы было всем понятно. Тут он, как вы понимаете, переложил немалую ответственность за происходящее на старую власть. В прямом смысле этого слова взял и переложил. В общем, протестами он крайне недоволен. Ему хотелось, чтобы было как раньше. Люди просто прогулялись с плакатиками и разошлись по домам. Увы, сейчас все происходит совершенно по-другому. Gerai, čia sako, norėtų kaip anksčiau, kad žmonės, paimtų plakatą, praeitų, tai Lietuvoje maždaug taip ir yra, vietoj plakato laužą užsikuria. O užsikuria todėl, kad šalta. Natūralu. Žinai, aš turiu visų šitų įvykių kaltininko, pričiupto kaltininko fotofaktą. Vat kaip tu mėgsti, fotofakt, prašom operatorių junkit. Va, jeigu supratot mano humorą, ne? Putinas visur kaltas, jo visur rankos ilgos ir žinot, kas juokingiausia, jeigu jūs pastebėsit vieną niuansą, gerbiami žiūrovai, kad žemdirbiai organizuotai blokuoja Volkswagen ir kitas gamyklas, jūs žinot, kokie nuostoliai ir kokia ekonomikos krizė ateina po šitų tokių niuansų. Taigi klausimas, kas viduj Vokietijos specialiai kūrė ūkininkams problemas, tie ateina su protestais ir atitinkamai užblokuoja kitus sektorius ekonomikos. Tu tik parodė kas. Taip, Putinas. Gerai, todėl po tokios kalbos pasižiūrim socialinę reklamą ir iškart pakalbėsim apie žmogaus teisės Norvegijoje. Žiauriai reikalinga nemeluojanti valdžia. Pasirink nemeluojančius. Aš turiu, žinok, aš radau. Aš tikrą įrodymą radau, gerbėmieji. Neįtik, prašom įjungti. Va, pažiūrėkit, kas čia padarė. Medvedevas tyčiojas iš Vokietijos vyriausybės dėl ūkininkų protestų. Pats sukėlė ir pats tyčiojas. Va, taigi jo. Va, kas juokėsi puodas, kad katilas juodas. Kad juodas katilas. Va, jums fotofaktas antras. Rusijos pirštai ilgi. Taip, du fotofaktai vienoje vietoje. Čia jau gelžbetoninis įrodymas. Gerai. Truputį yra neramių žinių iš Norvegijos. Šiaip Norvegija yra pažangi šalis. Ne tokia pažangi kaip Lietuva, kadangi Norvegija tik tai NATO narė, kaip ir Lietuva yra NATO narė, bet ne Europos Sąjungos narė. Kažkodėl Norvegija. Kažkodėl. Ne, o Lietuva Europos Sąjungos narė. Bet vis tiek tai pakankamai išsivyščiusi valstybė. Ir kas Audriau, atsitiko? kaip jinai gali būti išsivyščiusi, kad tai net neturi euro? Tai sakau, turi problemų, bet pasiekė neramios žinios iš Norvegijos ir žmogaus teisų gynėjai atkreipė irgi tai dėmesį. Kalėjimuose ten situacija tikrai yra nekokia. Ir jūs turbūt visi žinote, yra toks garsus žmogžudys, Andersas Beringas Breivikas. Jis sėdi kalėjime, atlieka bausmės, ten beveik 80 žmonių nužudė.
ir atlieka bausmę, nežinau, kiek jam ten liko sėdėti pagal Norvegijos įstatymus, bet sąlygos, kokiuose laiko šitą žmogų, atleiskit. Kai kas komentaruose parašė, sako, geriau apkeiskit tenai Paleckį, Gapšį ir Masiulį tom vietom, nes jie nusipelnė, jie nusikaltėliai, o Breiviką į Lietuvą, kad jisai žmogiškai pasidėtų. Taigi pasižiūrėkim, kokiosgi sąlygos Norvegijos kalėjime šiam garsiausiam žmogžudžiui. Норвегия. И там напомнил о себе норвежский злодей Брейвик. Если кто не знает, информирую. Если кто забыл, напомню. От его рук не стало 77 человек. А он в данный момент в очередной раз пожаловался на жесткие условия содержания в норвежской тюрьме. Несмотря, что у него есть телевизор с приставкой, библиотека, тренажерный зал, кухня, игровая комната, попугаи даже в клеточке, он все равно считает данные условия пребывания невыносимыми. И уже подал очередную жалобу властям. Представляете, какая наглость? Также он требует замены даже старого Sony PlayStation 3 на новую 5-ю модель. Он недоволен, что у него старая модель. Но самое интересное, что сотни, если не в десятки раз больше, миллионов людей на нашей планете, работая в поте лица, не покладая рук, живя честно, мечтали бы жить в тех условиях, в которых этот злодей живет сейчас и еще крайне недоволен. И тут мягкая система наказаний в Норвегии вообще ни при чем. Тут что-то другое. Кто-то стоит за ним. Вот это вопрос, кто? Что его даже задерживали очень-очень нежно, чтобы не нанести никакой травмы, в отличие от других. Вы сами прекрасно это понимаете. И тем более, несмотря на количество людей, у которых он отнял жизнь, его содержат в довольно прекрасных условиях и балуют, выполняя все требования. А он требует все, от скоростного интернета до новых гаджетов. Но, думаю, со временем мы обязательно узнаем, что же происходит там на самом деле. Почему к нему такое отношение? Именно к нему. Aš manau, žmogaus teisų gynėjai, Lietuvos žmogaus teisų gynėjai vis tiek turėtų pasidomėti šią istoriją ir buvusi Žalioji valstietė, po to buvusi liberalė, aš nežinau, kiek buvusi dabar socialdemokratė Šakalienė, žmogaus teisų gynėjai tikrai turėtų atkreipti tai dėmesį. Dainius Žalimas turėtų atkreipti dėmesį. Žodžiu, visi mūsų teisininkai, žmogaus teisų gynėjai turi atkreipti dėmesį į tai. Kad ir ką žmogus padarė, bet laikyti tokiuose sąlygose, atleiskit, tu turi čia kažką papildyti, nes, tai nemalonu. Iš tikrųjų, jeigu mes pažvelgtumėm į šitą problemą iš tikrųjų, nuo širdies rimtai ir valdymo procesų akimis, aš galiu paaiškinti. Tai rodoma visam pasauliui, kad žmogus dėl savo nusistatymų, dėl nacistinių, fašistinių kažkokių tai ideologijų sušaudo 77 žmonės, o laiko, jis suima kaip coliukę, kaip pelenę, kaip balerina, jis laikomas idealiuose sąlygose. Tokiu būdu visiems ir sakoma, būkit fašistais, būkit nacistais, jums bus viskas atleista, jūs būsite lepinami, cacinami ir popinami ir mylimi. Va, kas rodoma ant Breiviko. Už tai mūsų Lietuvos nacikai ir fašistai puikiai elgėsi ir jie galvoja, kad jie gaus už tai medalius ir prizus. Ir jie neveltui taip galvoja. Va, jums yra atsakymas, ką demonstruoja Norvegų sistema. Taip, ir prieš perinant prie valstybininkų temos, kurią mes palėtėme vakar ir to skandalo, ten ambasadorių skirimo, aš vis tik tai noriu pasidalinti tokią mokslo ir kosmoso užkariavimo naujieną. Jungtinių Amerikos valstijų privatininkai, man patinka tas pavadinimas, privatininkai siekia nusileisti Mėnulį. Ir aišku, apie tai pranešė ir valstybinis transliuotojas. Sėkmingai pakilusi privati Jungtinių valstijų misija į Mėnulį buvo susidūrusi su problema, dėl kurios nesugebėjo nukreipti modulių į Saulę skirtų aparato baterijoms pakrauti. Bet skelbiama, kad problemą išspręsti pavyko. Misijos tikslas nusileisti Mėnulyje. Jungtinės valstijos to nėra padariusios jau 52 metus. Filme 2001 kosminio Odisėja paslaptingas monolitas Mėnulyje perduoda radijo signalą, kurio vedami žmonės pasileidžia tolimon kosminėn kelionėn į nežinią. Japonijos, Izraelio ir Rusijos bandymai buvo nesėkmingi. Vasarį misiją pradės dar vieni Amerikos privatininkai. Sakoma, kai valstybė nesusitvarko, tenka iniciatyvos imtis privatininkams. Man labai patinka, kai tokiuose reportažuose rodo iš fantastinių filmų kažką. Čia yra, kaip sakoma, čia yra aukštas lygis. Jeigu turi ką papildyti. Aukštas pilotažas. Aukštas pilotažas.
Šitoje vietoje iš tikrųjų juokas juokais, anekdotai, kaip mums rodomi kelionės į kažkokius Marsus. Kvailiams reikia pasiūlyti tai, ko jie nori matyti. Apie ateivius legendos, čia viskas puiku bet juokas juokais yra vėlgi per rimtas ašaras. Kai Jungtinėse Amerikos valstybėse viskas yra taip vagiama ir taip korumpuota, kaip pas mus Lietuvoje, idealiai tas pats. Šiai dienai tik privatininkai gali susitvarkyti su valstybės užsakymais, nes pas juos griežti kontraktai. Negali per valstybės subjektus eiti pinigai, juos išvagia. Už tai griežtai privatininkams atiduodami pinigai, kad jie kažką nors įvykdytų. Už tai kosmoso programa Jungtinėse valstybėse yra privati. Bet kodėl taip ilgai, kokia tavo versija, kodėl taip ilgai 50 metų ar net jau daugiau amerikiečiai neskrydo į Mėnulį? Kaip tau pasakyti, kai jie ten, žinai... Ar jie ten nuskrydo, pamatė, nieko įdomaus ir pasėdėjo su šitais ateiviais. Ką tu sako, čia viskas... Nes pusė amžiaus, Taip. Gerai. Po socialinės reklamos mes perėsim prie pagrindinės šios dienos temos. Nežinau, ką pasakys Ainis, aš priminsiu, ką aš pasakiau vakar, ką mes pasakėm vakar, kas atsitiko vakar ir kas atsitiko šiandien, kalbant apie valstybininkus. Mes esame bendruomenė, kuri turi apjungti visą Lietuvą, visą regioną, visą Europą, visą transatlantinę bendruomenę, mėlieji, o dar ir Indijos ir Ramiojo vandenyną pamiršom, į kurį įėjom. Tai yra žiauriai daug ir stebuklas yra tame, kad mes tai darome. Taigi, įdomus toks sutapimas. Vakar mes tik pakalbėjom apie valstybininkus ir Ainis prikėlė gyvenimui tokią seną informaciją, 2008 metų informaciją. Ir štai laida mūsų tokia ir buvo skirta, kadangi mes jaučiam simpatijas generolui Valdui Tutkui, tai taip ir anonsas, laidos aprašymas ir buvo pavadintas generolas Tutkus buvo valstybininko Januškos protežė, ir išversiu iš prancūzų kalbos protežė, tai kieno nors globojamas, proteguojamas asmuo, kieno nors statytinis. Ir mano tikslas buvo tiesiog, kad generolas Tutkus pasakytų, nebuvau aš joks protežė. Ir klausimas susidaro ir negrįžtamai. Bet kasgi atsitiko? Šiandien Nepriklausomas žmonių partijos portalas Delfi, jisai iš esmės publikavo tą pačią seną 2008 metų publikaciją, kaip sakoma, atnaujintoj formoj. Ir ten vėl minimas generolas Tutkus. Vėl minimas generolas Tutkus, yra publikacija ir Ekspertai EU su nuoroda į Delfi ir mes vėl keliam tą patį klausimą. Laukiama, kol šiuo metu valstybės vadovo pareigų siekiantis Tutkus pateiks savo komentarą šio klausimu. Tai jis buvo tas protežė ar nebuvo valstybininko, štai ten matėte nuotraukoje Januškos, pagrindinio valstybininko Januškos, kuris labai aktyviai pradėjo veikti ir veikia iki šios dienos maždaug nuo 2019 metų, kai baigė kadenciją oficiali Rusijos federacijos valstybės paslaptis Dalia Grybauskaitė baigė. Ir tada jis kažkaip vėl ėmė aktyviai reikštis ir reiškėsi iki šiol. Žodžiu, labai daug klausimų. Ir, žinot, vyksta tas skandalas prezidentūros su kita, politikų grupė dėl ambasadorių skyrimo. Pirmiausia, Lenkijai. Tai pasižiūrėkim, ką vakar šio klausimu parodė valstybinis transliuotojas. Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos vyrant įtampai dėl ambasadoriaus Lenkijoje, tarpininko vaidmens ėmėsi Seimo Užsienio reikalų komitetas. Nesusipratimų pamatėm toj stadijoje, kur derinimas perina į prezidento lygį. Dauguma dekretų pasirašyti maždaug 20 dienų iki ambasadoriaus išvažiavimo į sostinę. Tai reiškia, nepaisant tvarkos, yra maksimaliai delsiama. Terminų, per kiek laiko prezidentas turi apsispręsti dėl ambasadorių, nėra. Čia įdomus pasakymas. Nepaisant tvarkos, maksimaliai delsiama, nors tuo pat metu patvirtima, kad termino nėra. Tai yra, gali pusdienį delsti, gali gal ir pusę metų delsti ar ten metus. Jeigu nėra termino ir nėra tinkamo varianto, jeigu kažkam atrodo, tai ir delsi. Perleidžiu tau žodį. Jo, iš tikrųjų, mes vakar, kaip žinodami, iškėlėm šitą seną straipsnį apie tos vadinimus
valstybininkus, deep state atstovus ir tavo ratinklį mafijinį, kuris šiai dienai sukaustęs Lietuvą iki šios dienos. Ir kaip Šimonytė juokėsi, čia viskas tokia iliuzija, kad prezidentas kažkokią vaiduoklius prikėlė ir taip toliau. Aš noriu pabandyti jums dar kartą susisteminti gerbėmiai medžiagą ir parodyti va šitą didį manipuliatorių į ėjūną ir darytoją. Visur ir visuotinai. Tas, kuris Kissingerio nepažįsta, nes kas tas Kissingeris, kuris gali Bušui, Blinkenui, pačiam Xi Jinpingui paskambinti, pasiųsti Putiną asmeniškai. Tai vat, toks veikėjas pas mus yra didis veikėjas, kurį išdurnino ir iškvailino ant viso pasaulio ten tie vadinami prankeriai, kuris pridavė savo šeimininkus ir mafijinės struktūras. Taigi pažiūrėkim į didį veikėją ir dar kartą paklausykim, ką jis pasakė. Ir paskutinis dalykas, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO už 6 mėnesių vyksiančiame Vašingtono susitikime. Čia, manau, turi būti sutelkta visos mūsų jėgos, ką paprastai Lietuvos diplomatai darė pirmieji šitame procese. Plus gavome naują fantastinį partnerį, Radeką Sikorskį, kuris yra liūtas, tigras, su visais ryšiais Vašingtone, Berlyne, Briuselį. Tuskas yra didysis europietis. Turime kaip turi būti Žečpospolitos imperija, kuri gali sudėlioti visas kortas. Opa, noriu šito vietoje atkreipdėmėsi, kur jį sustabdo net žurnalistas. Šitą plepį. Žinot, kaip sakoma, rusai turi tokią patarlę. Plepys radinys priešui. Tai va šit Žečpospolitą mes turim. Taigi, gerbėmieji, paraleliai noriu tiesiog atversti jums vieną tokį darbą, šitą klipuką, ir dabar, bet labai prašysiu jūsų dėmesio dėl to, kad reikia, čia pagreitinta virš 3 minučių, paklausyti 2K projekto, gerbėmieji. Paklausykit, šviežias visai. 7 metais tokia situacija. Prieš tai buvo prezidentas Kačinskis ir premjeras Kačinskis. Ir 7 metais Donaldas Tuskas, tas pats Donaldas Tuskas laimėjo rinkimus ir aišku, Lenkijoje kilo rimtas politinis susipriešinimas. Ir mes tada su Valdu Adamkum pasikvietė visus įmanomus patarėjus, man nežinau, gal ir Andrius dalyvavo, galvojom, kaip čia dabar elgtis, nes klausimai buvo labai sunkus. Tai artėjo Lisabono sutarties patvirtinimas ir panašiai. Ir mes visokiais būdais stengiamės išvengti, nepatekti į šitą jų ginčą. Jokių būdų. O dabar čia mes vienu šitų pareiškimų iškart patekom. Nu, tai žinot, aš reikia tiesiog priminti, kad ir tarp Lenkijos naujo premjero ir prezidento irgi yra tam tikra takoskyra ir ten ir vyksta tam tikras raumenų matavimasis ir ribų braižymas. Tai mes dabar suprantu, kad mes lyg taip pozicionuojamės, kad mes esame prezidento Lenkijos pusėje. Dabar turint galvoje, kad ten dar užsienio reikalų ministras, tas pats Radoslavas Sikorskis, jums gerai pažįstamas. Ir tai aš nežinau, kaip jis čia sureaguos šitą situaciją. Nu, tai bendraukit su Duda. Gerai, viskas tvarkoja, bet kaip su vyriausybė? Pasiekmės, bet aš šito noriu pasakyti. Prezidentų viskas tvarkoja. Kodėl tas ambasadorius toks svarbus, kodėl šitas klausimas turi būti kuo greičiau išspręstas, kodėl būtent dabartiniu metu, kai Lenkijoje vyksta štai. Tai vienas dalykas, kad Lenkijoje vyka pasikeitimai ir tikrai reikia turėti normaliai dirbančią savo atstovybę su visom taip sakant, naujais iššūkiais ir naujom galimybėm. Antras dalykas, tai ką mes matom vykstant aplinkui, karas Ukrainoje, Rusijos agresija ir taip toliau, tai čia kas yra mūsų, taip sakant, stipriausi partneriai, žiūrint, reiškia, savo saugumo požiūriu. Lenkija yra viena iš stipriausių šito saugumo visos architektūros dalyvių. Jungtinės valstijos, Vokietija, Lenkija, ir visas čia mūsų Baltija ir šiaurės šalis, tai yra tas regionas, kuris turi rūpintis saugumu, ypač šituo laikotarpiu. Tai dabar, neišnaudoti visų galimybių su Lenkija ir kažkaip, taip sakant, čia paversti Lenkijos santykius su Lenkija kažkokia čia rinkimų kampanijos elementų, yra tiesiog neišmintinga. Ir dar todėl, kad turim galvoje Lenkų politikų ambicingumą, tokių kaip, pavyzdžiui, tas pats Jono minėtas Radoslavas Sikorskis, aš neatmečiau ir Donaldo Tusko, jie traktuoja, aš beveik esu tikras, kad jie traktuoja tokį ilgą ambasadoriaus nepaskirimą Varšuvai, kaip tam tikrą Lietuvos, nepagarbą jų šalį, galbūt net. Taip, jie traktuoja tai labai rimtai. Čia reikia išspręsti greitai, per kelias savaitės, maksimorum, nusiųsti agremaną ir laukti. Nes jeigu mes jau mėnesį Tuskas valdžioj, jokių ženklų dėl jo vizito, kaip žinote, tradicija labai sena, pirmas arba antras vizitas visada būtų į Lietuvą, dabar jokių nėra. Ir man atrodo, kad politologas Pukšto teisus, kaip pasakė, kad Tuskui šiuo metu Vilnius ne pirmas numeris ir net antras. Tai jeigu mes taip įeinam į santykius su naujaja Lenkijos valdžia, kuri, kaip minėjo Andrius Kubilius, aš visiškai pritariu, šiaip jau pagrindinis mūsų partneris, artimiausias ir gynybos požiūrį visais kitais. Aš jau nekalbu apie tai, kad reikia pradėti dabar aktyviai dirbti. Švedija taip pat įstos ir visa Baltijos jūra bus NATO jūra, bet reikia vis vien galvoti, čia ne vien tik tai geografiniai ženklai, čia reikia dirbti, o su kuo čia dirbti pirmiausia? Aišku, kad su Lenkija. Dirbti su tamenį saugumo struktūrą konstruoti. Taip. Bet aš ir norėčiau jau šiek tiek į tą temą, atsispiriant nuo to, ką mes pakalbėjom, kodėl taip svarbu yra užmegzti tą santykį su Lenkija ir apskritai kalbėti apie tas naujos saugumo, ar nežinau, galima vadinti naujos, bet tokios jau adekvačios
atitinkančios dabartinę situaciją saugumo struktūros konstravimą. Ne? Tai čia kokia yra svarba šito bendradarbiavimo su Lenkai šiuo atveju. Nes ypatinga. Net ir kai mes turime omeny oficialiuosius mūsų Lietuvos pareigūnus, tai irgi yra tas momentas, kad vieni labai gazdina, kiti labai sėdi ir ramiai savo miega, taip sakant. Ir yra tas neaiškumas, o kaip yra iš tiesų. Ir tikrai visuomenė yra pasimetusi ir tie scenarijai svarstomi patys įvairiausi. Ir kaip šitoje vietoje čia reikėtų pradėti? Dievas mums atsiuntė labai, iš vienos pusės, aišku, karas ir visa kita, bet iš kitos pusės yra ir labai gerų ženklų. Kaip aš jau minėjau, pirmiausia, tai Suomijos ir greitų laikų tikiuosi ir Švedijos įstojimas. Iš kitai savaime pasiunčia mums gerą ženklą, kad štai yra šitos šalis, jos jau visos NATO šalis, mums aišku, iki tol iš Švedijos ir Suomijos bendarbiavom labai artimai, bet vis tiek jos jau dabar jos sėdės ir už NATO stalo ir panašiai. Ir čia Lenkija kartu su Lietuva gali tapti raktinėmis valstybėmis, šitą formuojant toliau. Čia sprendimų. Taigi mes va šitoje vietoje grįžtam prie to, ką mes vakar rodėm. Paviljonį parodžiau tiesiog dėl to, kad jis akivaizdžiai įvardina Žečpospolitą. Šitie sako, greitai, čia tuoj Baltijos jūra bus NATO ežeras, mes čia tuoj Rusiją mes žiedą suformuosim. Ne, aš pasižiūrėjau, aš Baltijos jūra, aš irgi visą girdėjau, kad tai bus NATO ežeras, bet Kirkilas pasakė, Baltijos jūra bus NATO jūra. Tai yra daugiau. Didis žvejys, didis reikalai. Taigi aš noriu pasakyti ir dar kartą pantrinti, kas čia per isteriją. Kodėl taip greitai reikia paskirti ir jie pasakė įdomų reiškinį. Mesgi tai už Lenkijos prezidentą. Koks Lietuvos? Jiems nėra jokio Lietuvos prezidento. Taigi, pradedam rodyti straipsnius, mėlyjei, mano mylimiausia dalis. Taigi vakarykštis senas 28 metų straipsnis, kurį mes vakar jum peržvelgiam apie valstybininkus ir analitinę analizę, labai rimta atlikta skirsniais ir pjūviais politinėse valdžiose. Štai šiandien išeina, jūs norite, kad kreipdėmėsi, sausio 9, 5 ryto 30 minučių laikas. Jie nedalyvauja rinkimuose, bet visada laimi. Lietuvos valdymo skandalas, už valdymo skandalas, kurį tenka ir vėl prisiminti. Ir čia kalbama apie Frederiko Jansono atliktą analizę, kaip sako prezidentas, ir su visom pavardėm. Tačiau gaila labai, kad šiuo metu šitas straipsnis yra, kaip sakant, užmokestintas. Jūs negalite jo pamatyti, bet va čia mes turim jį atmokestintą. Norim atkreipdėmėsi, kad šitam dabartiniam straipsnė vėl yra kalbama aiškiai, kokią įtaką turėjo Januška ir žiūrėkit, man toks įdomus vėlgi, pažiūrėkit, užrašiukas. Po naujųjų prezidento patarėjas valstybininkų įvardijo ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Pavilionį. Šitas Žygimantas Pavilionis dabar mums aiškina, kad Žečpospolitas turi būti kaip projektas įtrauktas į karą prieš Rusiją. Čia yra, žinokit, tikrai geras straipsnis. Vėl kalbama apie VSD, apie taip, kaip VSD buvo pavergstas instrumentų šitų visų valstybininkų deep state'o. Ir vėlgi, žiūrėkit, diplomatas Talat Kelpša, tuometinis URM tarnautojas, dabar Seimo narys Žygimantas. Vėlgi visur bėlinis, va jums net su nuotraukom sudėta. Viskas. Nuotraukom parodyta. Va, žuvęs mūsų Pociūnas, kuris norėjo šitą problematiką iškelti. Ir taigi, čia beje irgi vėlgi taip įdomiai, Audriu, paminėtas ir Valdas Tutkus. Neiškirpta šita pavardė. Taip, aš tą ir minėjau, va čia reikia, kad Tutkus tiesiog paaiškint, kad jisai ne prie ko, įrašė ir įrašė. Žiūrėkit, bet aš noriu dar atkreipdėmėsi, prisidėjo tokie įdomus intro. Masiulis atsiradęs taip pat, kaip paminėtas, kaip tų pačių projekto architektūrinė dalis. Ir žiūrėk, o taip įdomu, žiūrėk, 2K. Čia yra taip įdomiai sakoma, 2K projektas, kurio siekta suderinti krovinių gabenimo tarifus į Kaliningrado ir Klaipėdos uostus. 2K abreviatūra, jeigu ką mes šį dienai, tai turim Kirkilą ir Kubilių. Čia ne juos turim omeny va šitos veikėjus, kurie dabar mums stumia irgi Žečpospolitos projektą ir reikia greitai, kaip sakant, su tuo susidėti ir greitai susiklijuoti ir būti vientisa neatskiriama mase. Bet žiūrėkit, įdomiausia tai, kad vėlgi įsigalėjo antrąją Adamkaus kadenciją. Ką sakė, girdėjot, Kirkilas? Kai su Adamkum reikėjo greit spręsti klausimus. Su Adamkum. Tai, kai šita mafijinė struktūra šį dienai per valstybininkus. Va čia visiškai, gerbėmieji, yra išlukštenta ir žiūrėkit, kas čia? Ogi Kubilius. Vat jum 2K projektas.
Ir vat viskas, aš nežinau, tu negali, aišku, paviešinti šitą gailą straipsnio, kadangi jis autorinis ir uždarytas, kaip pasakyti, Delfyje, bet labai siūlyčiau, labai aiškiai pasižiūrėti apie šitą Albiną Janušką, prezidento padėjėjus ir visagalius veikėjus, visas šitas pavardės, apie Grybauskaitės įtakas ir taip toliau. Nu, žinokit, įdomus straipsnis, noriu atkreipti ir pasakyti vieną tokį momentą, kad šiai dienai einant vėlgi per žiniasklaidos pėdsakus, žiūrėkit, prašau. Dabar Matjošaitytė, dvitaškis, dėl Nausėdos rinkimų kampanijos finansų VRK, Vyriausiojo rinkimo komisija, jokių neteisėtų veiksmų nefiksavo. Ir čia yra kalbama apie tai, kad pagrindinis yra niuansas, kurio pasakyta, kad pažeidimų, kur VSD, ten buvo buvusi VRK pirmininkas sulaukė VSD komisijos narių klausimų ir taip toliau. Bet čia yra atsakyta šitam straipsnėje, kad dėl tų vadinamųjų, kaip ten to specialaus liudininko, kur ten buvo tyrimų komisija Seime sudaryta, jokių pažeidimų nerado. Taigi vėlgi 1-0 ar 15-0, kaip sakant, prezidentūros naudai. Žiūrim toliau. Išlindo kasgi genijus mūsų Žalimas, dvitaškis. Matau požymių, kad Nausėda ginče dėl ambasadoriaus Lenkijoje galėjo pažeisti konstituciją. Ir iš karto žiūrėkit, kas išlenda. Čmilytė Nelsen dėl ambasados Lenkijoje, dvitaškis. Reikėjo įvertinti, ir prezidentas neperžengė jam numatytų ribų. O kasgi gali įsikišti? Ogi konstitucinis, kaip sakant, teismas. Noriu atkreipdėmėsi vėlgi apie valstybinių klaną, apie valstybininkų. Peržiūrėkim tą skyrių, gerbėmieji, ir jūs pamatysit, toj vietoj, kur pjūvis yra atliktas, dėl ko? Ogi, atversiu, dėl konstitucinio teismo. Mėlėjai, tai yra, mes matom, kad šiai dienai visos vadinamos struktūros, matot, aprašyta jau tada apie konstitucinį teismą. Taigi mes matom, kad šiai dienai yra susivienita visų jėgų. Tai yra Kirkilas ir Kubilius. Du dviniai Siamo neatskiriami. Šiaip tai vienas yra socialdemokratas, kitas konservatorius, ne? Ar tai yra vientisa masė? Taigi, žiūrint į tokius visus, kaip pasakyti, klaunadas, kai net Seimo pirmininkės šneka apie konstitucinį teismą, kurį, kas ten yra pirmininkas, ar ne Seimas paskyrė, ne? Kaip ten tą tokį savo narę, ne? Konstitucinį naują veikėją. Dabar man perkrauta informacijos galva, kuris irgi savas. Šedbarą tu turi? Jo, Šedbaras. Stasys Šedbaras. Jo, jis visiems savas, jis labai gerai dirba. Bet kurgi yra isterija, žiūrėkit, dar kartą. Kirkilas, dvitaškis. Blinkevičiūtė dalyvaus prezidento rinkimuose. Tai neišvengiama. Oi, kaip gerai. Ir kitas, Sysas, viliasi, kad turi savo kandidatą į prezidento rinkimuose. Tikrai nenori balsuoti už Nausėdą. Tai Sysas balsuos už Blinkevičiūtės? Šitas Senis Šaltis, jis sako, jeigu nebalsuos už... Seimo narys. Ne taip, abreviatūrą išsišifruoja Seimo narys, ne Senis Šaltis. Atsiprašau. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kai tik tais Blinkevičiūtė ir socialdemokratai pasakė, kad gali savo nekelt kandidatūros į Seimo rinkimus, o palaikys prezidentą Nausėdą, va jums ir isterija. Ar jūs suprantat, kad ant kiek susieta ir ką daro Kirkilas? Iš šiai dienai stumdamas Blinkevičiūtę į rinkimus, kartoju, visi, kas dalyvaus rinkimuose, lukštens nuo prezidento Nausėdos balsus. Kai jie turės savo atitinkamų balsų kraitelę po pirmojo turo, elitas tarsi su visais, kaip savo rinkėjus patraukti į tą pusę, kuri naudinga elitui, kuris valdo visus finansus. Jūs suprantate, apie ką kalbu? Visi šakalai susivienijo prieš vieną Nausėdą. Kodėl? Pakartosiu. Žečpospolitaus, apie ką kalba tas vadinamas mūsų, kaip čia, įėjūnas ir darytojas Žygimantas Paviljonis, kuris visus daro. Ir Azijoje visur daro ir įeina visur, koja duris atsidaręs, jisai sako Žečpospolita. 2K projektas, Kubilius ir Kirkilas, sako apie tą patį. Ką tai reiškia? Bumbuliauskas dar yra daro ekspertas, kuris pasakė, kad visa istorija mūsų ir netgi Lietuvos statutas yra parašytas lenkų kalba. Tai rodo,
kad jie žaidžia Britanijos projekte, kuris vadinasi Žečpospolito. Tai yra karo instrumentas prieš Baltarusiją ir Rusiją. Tai šitas projektas yra lokalus, geostrateginis, geopolitinis. Tačiau Intermares tikrasis projektas, kuris yra po Vatikano ir Austrijos buvusiojo Vengrijos, kad jums būtų aiškiau supratime, rėmose, kurios kompetencijos, kurio valdymo yra Austrija, yra globalus projektas. Ir šitoj vietoj susikovė mažas, sakysim taip, imperinis interesas Britų su Žečpospolito visais šitais veikėjais, kurie lipdo dirbtinai šitą projektą, kad padaryt karą, ir yra globalus projektas Intermarium. Tarp kitko, Grybauskaitė žino šitą projektą irgi. Aš noriu pasakyti, kad mes matom mūsų istoriją ant akių vystosi. Lokalus geostrateginis projektas Žečpospolitos, ant didybės Lenkų manijos pastatytos, žaidžia prieš globalų Intermarijos projektą, kuris, sakysim, pasikartosiu, yra kaip Austro-Vengrijos atkūrimo projektas su Vatikano vėliava. Aš tikiuosi, jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Ir mūsų dabar šį dienai prezidento institutas yra už taiką ir už didį globalų projektą. O šitie visi tarakoniukai mažai būrėsi po karo vėliava Žečpospolitos. Ir už tai daugelis čia mūsų agentūros žmonių esantis Lietuvoje dirba šitai projekcijai. Vat ir viskas. Už tai isterijos visos socialdemokratų gretose, jiems reikalingas kandidatas, jie visi su Duka, Kirkilu ir Kubiliu yra manum labit, ranka plauna. Visur aprašyti jie visose valstybininkų projekcijose. Taip, kad darykite išvadas patys, duokit man klausimų, klauskite, provokuokite, bandysiu atsakyti. Nieks tau jokių klausimų neduos, pasisakė ir viskas. Kokiu čia dar klausimų? Atsiprašau, vagi dar, gerbėmėjai, ant akių straipsnis. Ačiū. Šimkus dvitaškius. Į Lietuvą gali ateiti vienas didžiausių Lenkijos bankų. Kaip aš jums vieną kartą sakiau, kas yra bankas. Bankas yra finansų struktūra ir instrumentas, kuris aplink save kuria ką? Politinius debesius. Jos finansuoja. Kodėl? Politikai atstovauja banką ir sukuria jam rinką ir patogias sąlygas. Taigi, sakydami, kad į Lietuvą ateina Lenkijos bankai, mes matom, kaip mus vieni ir lipdo, tiesiog bando suvirinti gelžbetoniu, kad mes neįsiskirtumėm ir eitumėm į karą. Taigi, noriu pasakyti, visada, kai ateina finansai, ateina politinės struktūros, ateina armija ir šiai dienai trečias etapas – karas. Sveikinu, ačiū Šimkui ir ačiū šiai dienai mūsų elitui, kurie iš isterijų klykia, kad reikia Žečpospolito. Tai susivienyti su Lenkija prieš didį karą. Sveikinu. Ir tada prisiminkim, kas iš tiesų valdo Lietuvą. Ir apie tai kalbėjo protingi, labai gerai žinomi ir labai gerai informuoti žmonės prieš 15 metų. Taip, lygiai prieš 15 metų. Problema iš tiesų, kad mes turime praktiškai diagnozę mūsų politinės sistemos raidos, kuri virto į, aš net kartais atsisėdus paskaičiuoju, kiek žmonių valdo Lietuvą. Koks 100. Po 10-15 kiekvienoje partijoje, kurie monopolizavo partijas. Šiek tiek žmonių Seime, gal keli verslo rykliai, kurie įsipainiojo į oligarchinę veiklą. Ir galime tikrai nedaug suskaičiuoti. Ir mes užsileidome, kad jie mūsų valdytų, mums diktuotų, paralyžiuotų mūsų demokratijos vystymasi, mūsų interesų gynimą, galų galiai ir ekonominę raidą, ir ekonomikos vystymasi. Tai čia mūsų bus visų problema. Mes per 20 metų užsiauginome ką? Leidome užsiauginti, su ko nekovojome ir pasyviai žiūrėjome ir tik dejavome. Žinai, Audriau, kodėl jinai tai pasakė? Kaip aš visą laiką mėgstu sakyti, kiekviena avis
turime kenti ir kalbėti dalį tiesos, kad žmonės ją patikėtų. Be abejo. Tai va tuo, kuris gano Avelis, jinai pasakė teisybę. O ką sukonstravo per 10 metų po savim? Užtvirtino visą tai. Visą tulpinę gauja Hebros. Masiulis šiai dienai su MG Baltiku po biškį ir su Gapšiu visais kitais veikėjas atsikas. Taip, kad procesai vyksta. Ir tai rodo, kad mūsų sistema nemonolitinė, jinai eižia ir skyla. Taip, kad gerbiami žmonės, žiūrėkit, ką renkat. Jie sako teisybę, kad tik jūs patikėtumėt, nes jūs melą galite jau išlukštenti ir pastebėti. Bet ką daro po to? Šiandien laida baigta, kadangi čia laukia vienas įrašas, tai mes priversti užbaigti šią laidą. Dėkui visiems žiūrėjusiems, pasimatysim rytoj. To, ką žadėjau pasakyti vakar ir nepasakiau šiandien, tai pasakysiu rytoj. Tokia situacija susiklostė. Iki. Ate. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.